Sveiki visi, čia Ugnius. Tai sveiki atvykę į mano antrą vlogą ir aš aprodau savo močiutės ir senelio namą. Jis čia yra labai senas, toks, nėra labai senas, mes biškį čia buvom pastatę. Tai mes nueisim į tą zoną, kur mes statėme. Tai pasimatysim ten. Tai čia naujoji virtuvė. Graži. Nelabai tokia. Tai jeigu jūs matote pro langą, ten yra mano tėvo motociklas. Mano tėvas pats nusipirko, bet jam kainavo kažkur tai apie 1000 eurų. Nesupratau, kaip galėjo taip sutaupyti. Mano močiutė ir senelis nėra tokie turtingi. Tai čia va koridorius, nežinau kaip pasakyti. Ten svetainė, kaip jūs matote. Didelis stalas. Priekinės duris, veranda galima sakyti. Nes man ir yra veranda. Tai čia koridoriai kažkoks su pečiu. Tai einam. Tai čia mano močiutės ir senelio kambarys. Nėra toks didelis. Tai, ir televizorius, tai aš dar turiu Xbox'ą. Šioj kupriniai. Jūs nematot. Va šioj kupriniai, ten yra Xbox'as. Turiu daug žaidimų. Aš čia viską filmuoju planšetę. Tai visiškai faina panakvot. Jeigu jūs matėte mano Toxic Waste video, štai kur aš jį filmavau. Ant šito stalo, kaip jūs matote, Toxic Waste dėžutė yra su žaliais Toxic Waste. Dabar kažkaip nesinori valgyti tų Toxic Waste. Aš dar turiu savo nuosavą peilį. Tėvas nupirko, kai jo paprašiau. Man jis visiškai patogus. Dar sporto dviratis, kartais faina pasportuoti. Kartais praverčia. Žinote kaip. Aš prašau, kad šis video toksai trumpas bus. Bet žinot, aš nesu YouTube masteris kažkoks. Aš nelabai gerai vlogus darau. Tai jeigu jūs žiūrėjote mano vlogą Toxic Waste, aš jums primenu. Jeigu jūs žinote Bigą, nuvažiuokite į Salomėjos Nėries gatvę. Ten matysite Maximą su 2X. Maxima XX. Tai nueikite į Majus ir tam pamatysite 2 skonių Toxic Waste. Ne 2 skonių, tiesiog 2 dėžutės. Vienas žalias, kitas geltonas. Tai aš čia turiu viską, ko man reikia. Aš kai užsidėsiu batus, aš nufilmuosiu, kai viskas lauke atrodo. Kol kas aš padarysiu pauzę, nesijaudinkit. Dabar aš neišjungsiu video. Nebaigsiu. Tai mes tuoj nueisim į lauką. Taigi mes jau einam prie galinių durų. Tiesiog,
Kitas atnai. Wow. Už šitų durų yra tualetas. Jo. Šitų durų tualetas, kai visi... Anksčiau šio tualeto nebuvo. Įstatė, kol mes didinom namą. Ten, kai matote, laukiau yra baseinas. Jis buvo anksčiau didesnis, tiesiog teko nusipirkti mažesnį. Atsiprašau dėl saulės. Šiandien labai graži saulė. Eis pas draugus. Tai štai, kaip jūs matote, baseinas. Jo. Tai štai kaip viskas atrodo lauke. Žinau, labai didelis laukas. Šiandien labai saulėta. Pasisekė. Čia mano mėgstama vietelė tokia. Šuns vartelį atidaryti, kai matau. Ir štai ateina šuo, kuris mane labai mėgsta. Ir štai mano tėvo ir man dėras. Rokai, baig. Au. Tai šį čia mano tėvo ir mano dviratis. Nu, taigi, o čia šuo labai nori manęs, štai šuo. Tai šitaip namas atrodo. Au, Roki, au! Skauda. Palaukit, kartais ant jo reikia užrėkti. Fisk! Ja, žinau. Jis kartais neklauso. Nu, Ronkis toks išdykęs šuo. Jam 5 metai. Tai einam kitur. Aš pasirūpinau sabaką. Jeigu žinot, kas tai yra, jis tam pririštas, tegu būna. Tai einam prie pirties ir palėpės. Tai štai pirtis ir čia yra palėpė. Nelabai matosi. Va. Jo, štai dirbtuvė. Mano senelė. Ten šuntvyta, daržas, garažas ten yra, tūlikas senas. Štai čia pirtis. Va čia pirtis. Čia yra palėpė. Mes ją užlipsime. Jūs matot, mes kylame. Tai atsakymas, kylame į palėpę. Tai čia viskas. Pro šias duris. Ja, čia labai faina. Ir ką jūs manote? Parašykite man komentaruose, kaip manote, kaip aš čia nakvoju fanai. Ar dabar tiesiog nakvoju. Man rytoj dar į anglų kalbos olimpiadą. Iš pat ryto aš važiuosiu. Jei jums patiko šis video, palinkėkit man sėkmės. Peace out.